užėjai. Kodėl apdėti nepašaukė? Bet tai žymėjus, nu, kad jie taip pritraukia. Dėkui. Palauk. Ačiū, pasityčiau iš mano mamos. Jūs už komisariatą netės neiškainė. O ką mes blogo padarėm? Pažeidėt viešąją tvarką. Pažeidim. Taigi tu. Aš tave pažįstu. Dieve, tu mano. Kodėl tavo tokio šaltas? Mano liepkas tu. Kur buvai? Atiduodi mano tą vaizdavęs ten. Su Andrium tuo. Jegorovu. Kodėl čia jumis taip pasikvietė? Ko aš? Gerai, va. O to. Brasaskom, palaskom, Nu, galiu eiti dabar. Dabar mes maistam. Erika, dirbti reikia fotografuoti. Nu, tai čia tokia pakvietė vien dėl to, kad va šitą aš pažįstu. Aš jį pažįstu. Įsidirbinėti reikalingas, bet jeigu norit pabendrauti su žurnalistais, prašom, įsidirbinėti. Erika, bet į kameras geriau. Nu, einam, lendam. Į kameras. Lys čia. Daug savo mašą galvelę. Pasišildyk, ką? Nu, pasišildyk, nu. Po šitą mašą gražią galvelę. Tu televizininką varoji. O va šitas va bakūras bus mano kitas bakūras. Sekantis. Pasvajot nedraudžiamas. A, ką žinai, su ką nors turi ir neturi. Nu ką žinau, aš tai turiu kaip boba. Aišku savo. Dar ne kiekvienai tiek duota. Gabumų. Ką? O tu turi? Dabar uždaryk mane vėl ir dar palaikyk. Aš gerą, ne? Daugiau tokių nebuvo ir nebus. Tu malalėtka. Tau reikia? Prašau, nesiskirstindinėti. Užėjai. Dar. Užėjai, čia paranku. Jo, bet... Čia taip suprantu, tas ir cirkas pasidėjo. Komisariatą gyventojai pakvietė dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Pasipiktinę buvo, kad geria viešoje vietoje. Nuvyko į patruliai, rado geriančias moteris. Kadangi pažeidė viešąją tvarką gerdamas, kėlė pasipiktinimą aplinkinių, buvo pristatytos pas mus komisariatą. Prie namo gyvenamojo viešoje vietoje, prie laiptinės. Tuoj viskas. Ten yra draugas Erikas. Padėsite, prisėskite, prašau. Nereiks į teismą. Galite keliauti.